ir dabar galiu pasakyti, kad jau 7 metus ariu mero pareigos. Bet jūs buvote politrukas ir zampolitas Kauno Požėlos komisariate. Jūs kaip studijavęs kažkiek istoriją, puikiai suprantat, kaip vadinosi tuo metu užsimantys priimamų darbų ir panašiai, bet čia kalbėt reikia apie miestą, o ne... Aš gerbiu visus dorus milicininkus, kurie davė priesaiką Lietuvos Respublikai, bet vis dėlto jūs nebuvote eilinis milicininkas. Tai buvo kur kas rimtesnės pareigos, būtent politinės pareigos ir susijusios su tuometinė sovietinė santvarka. Būtent, kad raminti, gesinti visus antisovietinio sąjūdžio dalyvius ir būtent tos judėjimus. Daugiau aš neturiu ką pridurti. Visi buvę milicijos darbuotojai buvo depolitizuoti ir perėjo į policiją ir davė policijai priesaiką. Jūs esate davęs, kol dar dirbote... Ir aš išėjęs iš Santakos policijos komisariato štabo vyresnio inspektoriaus pareigų. Galime užduoti dar vieną klausimą. Pone Kupčinskai, prašau. Aš kol kas dabar žodis ponui Visvaldui. Gerai, gal aš galiu į jūsų vietą atsistoti, o jūs į mano. Kauno tarybos posėdžiai vedant Andriui Kupčinskui, tai yra vieno arogantiško, pasipūtusio, kitų savybių nevardysiu asmens spektaklis. Per tarybos posėdžius yra atmetama visos idėjos, kiek bandėme siūlyti, ką pakeisti mieste, kaip valdyti įmonės, atmeta paprasčiausiai todėl, kad ne jo asmeniškai sugalvota. Mieste elgėsi kaip smėlio dėžėjai ir dabar kažkas ateina ir bando atimti iš šio žaidimo įrankį. Kokie kiti dalykai daro jūs pranašesnį už jūsų varžovą? Trečio klausimo kandidatas. Bus trečias klausimas. Jeigu jūs nieko prieš, aš pravesiu debatus, jūs juose dalyvausite. Ne, bet jūs sakėte 3 klausimus. Pone Kupčinskai... Duokit jam trečią klausimą, jeigu prašo žmogus. Galime duoti trečią klausimą, pone Kupčinskai, jums užduoti. Pas mane, jeigu vaikai maži būdami prašydavo, aš visada duodavau kažką. Jeigu būdavo. Na, iš tikrųjų sunkiausia kalbėti ir girtis apie nuveiktus darbus. Kitiem tai nesvetima. Aš noriu pasakyti, kad iš ties dėjome daug pastangų ir džiaugiuosi, kad pastatėme gražiausią, geriausią ir geriausiai funkcionuoja Baltijos valstybėse, tai Žalgirio arena. Sutraukėme šilumos ūkio monopoliją. Ir iš ties kaina beveik per pus nukrito Kaune ir praėjusiais metais, palyginus su 13 metais, kiekvienam šeimos namų ūkiui sutaupėme po 400 litų. Tiek Žalgirio, tiek visas kitas Lietuvoje sportinės arenas pastatė tai, kad Arvydas Sabonis, Vladas Garastas atvežė į Lietuvą Europos čempionatą. Ir visose miestuose gal jūs pastatė. Tai jūs spekuliuojate gerbiamų trenerių ir gerbiamų miestų. Jeigu kalbant apie šilumos ūkį, vieną monopoliją griaudami pradėjote kurti šalia kitą privačią monopoliją. Ir žmonės visą laiką permokė. Na, eilinį kartą ponas Visvaldas, aišku, nesusipažinęs su situacija, ne tik tai su įstatymais, aš jau nekalbu apie viešųjų pirkimų įstatymą, ką praeitoje laidoje kalbėjau ir tikrai ne į temą, bet ir apie savanorių pajėgas ir kas tai yra savanorių pareigos, koks tai yra statutas, kaip galima naudoti uniformą, kaip negalima, taip toliau. Bet iš ties man tai vis tiek kliūna tai, kad ponas Visvaldas sako, kad mes į milicininkų pavadinom ir taip toliau, bet aš noriu priminti 2011 metų sausio 8 dienos Kauno dienos straipsnį. Tai ką gali buvęs milicininkas? Iš ties tai ne mūsų sugalvotos pareigos ar pavadinimas, mes tik tai dar kartą paklausim. Ir pasirodo, iš tiesų tie plakatai turėjo didelį poveikį, nes iš tikrųjų žmonės mums nurodė tikrasias pareigas, kokias ponas Visvaldas ėjo iki 91 metų. Prašau. Gerbiamas Andriau. Šitas straipsnis parašytas prieš 11 metų rinkimus, nežinau jūsų draugystės, tamprumo su ponu Romanovu, kada jisai buvo Kauno dienos savininkas ir kadangi ponas Matjošaitis, skirtingai nuo tuometinio Kauno mero Andriaus Kupčinsko,
nemokėjo ir nepirko jokių užsakomųjų straipsnių šitame dienraštyje, išskyrus vieną, tai užuojautas kažkam iš darbuotojų mirus, tai ir buvau šito straipsnių pakviestas į redakciją, kad palaužyti rankas. Ir yra sena patarlė, kurią tuometinis Kauno dienos savininkas ir panaudojo. Užmuš žmogų, sako, lengviausia su laikraščiu. Ką tęsia dabartinis Kauno meras? Jeigu žiūrėsime Transparency International pagal Jurgio kepurę, tai jūs esate vienas iš tų, kuris gavo daugiausiai aukų iš savo įmonių. Beveik 30 milijonų litų. Gerbiamas Edmundai, matomai, jeigu eičiau Laisvės alėją su anūku, tai sutikęs apkaltintų, pats supratai, apie ką kalbu. Gerbiamas Andriau, numokėkit garbingai pralaimėti. Žiūrėkite jūs. Tai dar pažiūrėsim sekmadienį, ar jūs mokėsite garbingai pralaimėti. Aš vertysiu bet kokią miestiečių nuomonę. Labai su viskuo sutiks.